Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video, taigi kaip turbūt pastebėjote, situacija rinkose yra labai prasta ir šiandien yra dar viena prasta diena, taigi aptarsime, kaip atrodo trumpalaikė perspektyva rinkose ir kaip atrodo ilgalaikė perspektyva, ko tikėtis iš šio bullruno, kas, kaip, kodėl vyksta, taigi viską šiandien paaiškinsiu, aptarsim svarbias naujienas, tai prisijunkit, spauskit subscribe, nieko nepraleiskit, jeigu vis dar sekat naujienas, tai tikrai būsit kažkada ateityje apdovanoti, tai spauskit subscribe, prisijungite į nemokamą grupę, ten vis tiek pranešu apie naujus video, pranešu svarbiausias naujienas, linkas apačioje, o taip pat tiem, kas nori dabar pradėti mokytis, negaišti, nepradėti mokytis tada, kada visiems jau bus įdomi ši rinka, kai viskas pakils, tai irgi dabar vyksta nuolaida, tai visi linkai aprašyme, galite pasižiūrėti ir įsirinkti, kas yra jums tinkama. Na, o dabar keliaujam tiesiai į video, tai kai žiūrim į Bitcoiną, tai situacija neatrodo prasta, bet ką bent jau aš pastebėjau, kad yra išskirtinai mažai likvidumo šitą mėnesį. Pasižiūrėkit, netgi per praeitus mėnesius mes turėjome tokius didelės žvakės, tokius didelius pakilimus į viršų, į apačią, o dabar mes neįprastai visiškai niekur nejudame. Pasižiūrėkite, Bitcoinas jau 2 savaitės realiai treidinava kelių procentų range. Tai parodo dabartinę situaciją, ant kiek dabar nėra rinkose jokio likvidumo, nėra jokių pinigų, nėra susidomėjimo, netgi Bitcoinas taip atrodo, tai kaip atrodo altcoinai. Šiandien dar viena prasta diena altcoinam, minus 2 procentai iš rinkos, minus 20 milijardų išėjo iš rinkos, mes vos laikomės ties šio suporto lygiu, neaišku, ar jis nenukris į apačią, nes vėlgi, kol kas maždaug, aš manau, kad viskas po to vėl pakils aukščiau, bet kol kas jeigu žiūrint į techninę analizę, tai turbūt viskas priklauso, kaip pasižiūrės. Jeigu žiūri, kad čia yra toks formatas, tada labai tikėtina, kad kaina pakils į viršų, bet kaip yra kitas būdas žiūrėti į šią rinką iš techninės pusės, tai jeigu mes nueitume į dienos grafiką, galbūt ten labiau yra toks dabar formatas formuojasi, kad tai yra labiau į apačią trendinantis channelis, nes jeigu aš nubrėžčiau atoje, mes matome, kad irgi visai atitinka, nes mes matome, kad mes vis darom naujas žemumas, nauja žemuma ir va tai va realiai keliaujam. Tai vis tiek, vėlgi, mes net jeigu žiūrint taip iš techninės pusės, tai mes pasiekėme range apačią, tikimės, kad dabar keliausim aukščiau bent jau iki viršutinio range. Ar tai bus, nėra aišku, bet apžvelgsim naujienas ir bandysim susidaryti įspūdį. Taigi, trumpalaikė perspektyva neatrodo labai gerai, bet apžvelgiam yra ir teigiamų ir neigiamų naujienų. Tai pirmas dalykas, tai aptarėme dolerio grafiką. Tai doleris padarė gana rimtą korekciją, jis buvo labai aukštai, kada tada realiai būna labai prastai rinkom ir parodo, kad neteina joks likvidumas į rinką ir taip toliau. Ir dabar matome, kad doleris gana neblogai susilpnėjo, kas yra gerai, mums reikia silpno dolerio. Kai doleris įkris į šitą range, čia jau tada prasideda bullrunas, nes greičiausiai ateina daugiau pinigų į ekonomiką. Visos kriptovaliutos yra matuojamos pagal dolerį, tai jeigu doleris silpnėja, tada kaina kyla. Taigi čia maždaug yra bullrunas ir mes matome, kad čia kaip pažiūrėsim, jeigu žiūrėsime, kad čia buvo praeita žemuma, tai mes esame tokiam kaip ir mini, jau prasideda toks downtrendas į apačią. Tai kas yra labai gerai, kol doleris bus realiai šitoj danger zonai, tai aš nesitikėčiau jokio bullruno tikrai. O apačioj ši zona jau yra tokia kaip ir risk on, rizikos, net nežinau kaip lietuviškai geriau išversti, tiesiog rizikos aplinka. Kol čia yra doleris, yra risk off. Nes matome, šis lygis atsiranda iš to, kad prieš tai doleris buvo šioje konsolidacijoje, šiame range. Tai istoriškai doleris visada nukrenta, jis tikrai nemanau, kad jis bus ilgai dar šitoj danger zonai, manau, kad jis galiausiai vis tiek nukris, jau dabar matome, kad jis nukrenta, nes stiprus doleris taip pat kenkia ir Amerikos ekonomikai. Tai irgi jiems niekas nenori stipraus dolerio realiai pasaulyje, tai kol kas, kokios yra geros kol kas naujienos, kad doleris jau matome tikrai nemažai nukrito, bet dar tikrai ne į kažkokias ribas, kurios pradėtų bullruną. Tai kol kas dar anksti, bet jau matome, kad doleris šiek tiek nukrito.
Tai jeigu apžvelgsim Bitcoin dominance neatrodo labai gerai. Atsimenat, mes jau analizavom praeitą video Bitcoin dominance, bet matome, kad kol kas dar visgi laikomės šitame range, tai irgi situacija panaši, realiai tokia visiškai neutrali zona dabar. Jeigu mes esame šiame range, tai jeigu mes keliausim į viršų, tai aš tada jau pradėčiau panikuoti dėl bullruno. Jei keliausim į apačią, tai altcoinam turėtų būti situacija labai nebloga, bet kol kas tiesiog esame šiame range, tai irgi. Tada kitos prastesnės naujienos, tai USDT dominance, tai čia reiškia, kiek žmonės laiko stablecoinų, tai irgi maždaug kažkur čia yra altcoinų sezonas kažkur šita zona, o čia yra dar tokia zona, kur būna tiesiog didesnis pakilimas. Tai mes matome, kad turėjome tą pakilimą kažkur gruodžio pradžioj, nes šitas dominance nukrito, tada kriptovaliutos pakilo ir vėlgi tada po to dominance pakilo į viršų ir dabar turime šią visą korekciją. Tai matome, kad jau tai buvo ir prieš tai panašus formatas, tai realiai apturėjome tokį kaip ir trendline į viršų ir kol vėlgi viskas nukrito, galbūt dabar yra situacija panaši. Tai vėlgi pasako, kad trumpalaikiai perspektyvoje čia nieko gero, nes dominance kyla, tai reiškia žmonės daugiau laiko stablecoinais, ištraukia iš rinkos pinigus, likvidumą, bet jeigu bus kažkas tokio, kad dar pakilsim ir tada bam, vėl nukritimas į apačią, tai būtų labai gerai, bet kol kas vėlgi, kaip ir minėjau, trumpalaikiai perspektyvoje neatrodo čia gerai, nes kyla į viršų, kaip ir Bitcoin dominance neatrodo labai gerai, nes mes nekeliaujame žemiau, tai altcoinų rinką jau aptarinėjome, matome, kad šiandien vėl praeitą savaitę buvo gana neblogai, šitą vėl prastesnį savaitę, realiai esame konsolidacijoje, tai irgi nieko įdomaus nevyksta, bet apžvelgus kitas rinkas matome, kad ir akcijų rinka lyg ir nori keliauti viršų, bet vis dar esame šioje konsolidacijoje ir tai ir parodo dabartinę situaciją, kad ne tik kriptovaliutų rinkai gana prastai, bet ir akcijos neperformina taip gerai kaip įprastai. Tai parodo, kokia yra įtempta situacija ekonomiškai ir kiek mažai yra likvidumo rinkoje. Tai tiek ties grafikais šiame video, kitame video vėlgi pilna informacijos, kurią reikia aptart, kuri mums teiks daug naudingų dalykų, tai irgi spausk subscribe, nepraleiskit šių video. Trumpai apžvelgiam istoriškai, kas vykdavo rinkoje, kaip visada, tai savo nemokamoje grupėje aš jau prieš kokius kelis mėnesius ar prieš mėnesį rašiau, kad jau įžengėm į tokias neaiškius vandenis ir kad greičiausiai nelabai kartosis istorija jau prieš kelis mėnesius, kai dar nieks tuo netikėjo, tai prisijungite į grupę, nepraleiskite šių naujienų ir žmonės ir tada sudėjo tokias įvairias reakcijas, galbūt šiek tiek neigiamas, nes galvoju, apie ką aš šneku, bet apie ką aš kalbu, tai kad pavyzdžiui mes matome, kad šiek tiek istoriškai jau nukrypstame nuo istorinių returnų. Tai reiškia, pavyzdžiui, pasižiūrim Ethereum mėnesinės grąžas, matome, kad pavyzdžiui, pažiūrėkite į vasario mėnesį, realiai tik tais 2018 metų bear marketo, ten buvo bear marketas, tai reiškia viskas krito, palūkanos buvo aukštinamos ir taip toliau ir mes turėjome minus 24%, o dabar mes esame vasario mėnesyje, visi kiti mėnesiai buvo bullish, o dabar vėl yra neigiamas mėnesis. Tai parodo, ant kiek situacija dabar yra kitokia, nes viskas priklauso nuo ekonomikos. Ir istorija, manau, kartosis, bet šiek tiek vėliau, ne dabar. Akivaizdu, aišku, dar nėra pabaiga vasario mėnesio, dar viskas gali pasikeisti, labai greitai pasikeis, bet kol kas, atsižvelgiant dabartinės naujienas, tai matome, kad šiek tiek krypstam nuo istorinių returnų, kas turbūt nėra labai gerai, bet tiesiog parodo, kad šitas ciklas bus labai kitoks nei praeiti ciklai. Tai kas yra įdomu, kad FTX pagaliau pradėjo šiandien tą dieną, kada jie pradės repaymentus ir bus irgi ne 18 milijardų, bet iš pradžių gražins gal 6 ar 7 milijardus ir esmė tokia, kad dar niekur nėra apibrėžta ir neaišku, ar gražins stablecoinais, tai reiškia žmonės tada gali tiesiog arba cashoutinti, arba vėl į rinką gal padėti, ar gražins grinai kriptovaliutom ir neaišku, nes ir bet kuris, jei gražins kriptovaliutom, aš manau, kad dauguma žmonių šioje situacijoje visai būtų suinteresuoti parduoti realiai kriptovaliutas, nes viskas labai krenta, tai būtų dar labiau bearish, bet jeigu stablecoinais, tada būtų bullish, tai niekur nėra apibrėžta ir neaišku, kaip bus. Šiandien yra ta diena, kada jau vakare Amerikos laiku pradės atiduotos pinigus, tai matysim, o galbūt tai realiai dauguma ir vėl, bet čia vėlgi kalba eina apie kokius 6-7 milijardus, tai
tai nėra labai kažkas, kas pradėtų bullruną, bet irgi galbūt padės šiek tiek altcoinam išlipti iš šios situacijos. Dabar vėlgi situacija, Fear and Greed Index rodo, kad neutralu, bet aš manau, kad situacija daug prastesnė, čia turbūt įskaičiuoja dar ir Bitcoino sentimentą, nes Bitcoinas tai atrodo neblogai visai, bet altcoinai atrodo labai prastai, tai jeigu būtų čia vien tik altcoinų indeksas, tai mes jau būtume tikrai baimėje, kas dažniausiai reiškia, kad vis tiek artėja kažkoks reversal, nes kai visi būna baimėje, tada dažniausiai viskas apsisuka. Dar svarbu paminėti, kad visos rinkos ir visa altcoinų rinka yra labai oversold pagal indikatorius ir tai reiškia, kad dažniausiai vis tiek būna kažkoks apsisukimas atgal. Tai banginiai matome, kad akumuliuoja toliau, kas yra įdomu, ten irgi visokios informacijos apie tai, bet matome, kad šiek tiek, kad banginiai visai nemažai perka Ethereumą, kas irgi yra įdomu, nes kol kas Ethereumas tai atrodo irgi labai prastai. Jūs turbūt, jei stebėjote rinkas, matėte, kad buvo šioks toks neblogas pakilimas iki šio lygio ir tada bam, vėl tiesiai atgal. Tai irgi parodo, kad situacija rinkose nėra gera. Tai ETFs realiai neutralūs, irgi nieko įdomaus nevyksta. Realiai sakau, dabar trumpalaikė perspektyva yra tokia neutrali zona, kada neaišku, kur eis toliau Bitcoin dominance, neaišku, kur eis toliau USDT dominance, ar į viršų, ar į apačią, taigi yra tokia visiška stagnacija, kaip ir minėjau, net matosi iš Bitcoino grafiko, kad nieko įdomaus nevyksta. Tai va, tai tokia yra realiai trumpalaikė situacija, ilgalaikė situacija yra šiek tiek labiau geresnė. Matome, kad prieš tai buvo įskaičiuota tik vienas palūkanų mažinimas šiais metais, dabar jau yra 2 įskaičiuojami rinkos. Ir tai yra labai gerai, nes tai reiškia, kad kai vėl pradės mažinti palūkanas, vėl bus daugiau likvidumo. Taip pat neaišku, kada centrinis bankas nustos, kaip sakant, mažinti savo balance sheet, tai reiškia daryti tokį QT, kur iš esmės realiai šalina likvidumą iš ekonomikos. Tai irgi neaišku, kada tai pasikeis. Labai tikėtina, kad link vasaros tai jau pasikeis ir nustos. Tai realiai labai kol kas dabar viskas taip atrodo, kad nusimato, kad vasara galbūt bus daug įdomesnė nei per praeitus ciklus. O jeigu nebus įdomesnė, tada bus labai sprogstamas Q4 šių metų, tai reiškia pats metų galas, kada prasidės tokį palūkanų mažinimai, tikrai prasidės ekonomikos suprastėjimas, nes jau dabar matome ženklus, apie kuriuos gal tada pakalbėsime kitam video, kad Amerikos ekonomika prastėja ir tada realiai bus daugiau palūkanų mažinimų ir tai bus labai tikėtina, kad bus sprogstamas Q4. Tai dabar kol kas toks mano base case'as, jis dažnai keičiasi, maždaug keičiasi pagal informaciją, tai sekit naujienas, subscribe, prisijungit nemokamą grupę, jei norit mokytis, pradėkit mokytis, viskas yra aprašyme ir susitiksime kitose video.